Aš, Agnė Bilotaitė, prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai. Prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Ir čia tikrai noriu nuoširdžiai padėkoti visiems. Pirmiausia, valstybės sienos apsaugos tarnybai, pareigūnams, už tą didžiulį sudėtingą darbą, atlaikant hibridinę ataką. Kas jau kas, bet šita vyriausybė tikrai rūpinasi pareigūnais. Pasak ministrės, jau šiemet biudžetas pareigūnų reikmėms yra rekordinis – 60 milijonų eurų, o kompensacijoms skirti papildomi 600 tūkstančių eurų. Ką reiškia 600 tūkstančių išskaidyti po visas tarnybas? Tai yra ašaros, zuikio ašaros. Tačiau ministrė įsitikinusi, nėra ko protestuoti. Ir tikrai mes žinome tos klausimus ir nuolatos sprendžiame, tikrai nuolat palaikome kontaktą, ryšį su profsąjungomis ir ieškome tų sprendimų. Dabar jaunesnysis specialistas gauna 800 eurų į rankas. Tai puikus atlyginimas. Jūs ką rimtai? Kainos tai padidėjo labai ženkliai. Pasieniečiai sako, kad kamerų tinklas geriausia prevencinė priemonė. Kontrabandininkai jau nedrįsta rizikuoti, bet bėda sako kita. Kol kas kameros stebi tik kiek daugiau nei trečdalį visos sienos su Baltarusija. Visoje kitoje teritorijoje darbas vyksta ne taip našiai, tenka dažnai patruliuoti, o ten, kur nėra kamerų, dažniau prasiskverbti bando kontrabandininkai. Reikėtų valstybinio požiūrio ir valstybinės strategijos iš tikrųjų šitų klausimų, nes šiuo metu iš viso nėra sienai su Baltarusija numatytų lėšų. Pasienyje komplektas kažkur tai šiam momentui yra apie ar netgi virš 300 pareigūnų ir ko gero dar kokie 400 būtų reikalingi visgi naujų etatų, kad pilnai susikomplektuotų. Pirmi su visom problemom susiduria pasieniečiai. Krašto apsauga kaip visą laiką jie kol įsisuko, kol išsiviniojo, kol suprato, kas vyksta. Ir fizinio barjero reikėjo gerokai anksčiau, sako jis. Bet ne, amžinai nėra pinigų. Apie šią problemą mes jau praeitais metais kalbėjom, kėlėm ir tas problemos kėlimas, kaip matome, šiais metais buvo pranašiškas. Aš esu visiškai rami, nes aš ėmiausi veiksmų. Tikrai prašau pagarbos, dar kartą noriu pažymėti, į ministro darbą. Ką galiu pasakyti, kad hibridinė ataka atremta, fizinis barjeras stovi. Taip. Pirmąją šalies gynybos grandimi save vadinantys pasieniečiai tebeginkluoti pasenusiais rusiškais Kalašnikovo automatais. Bilotaitė, kur ginklai? Kodėl tik dabar? Beje, ginkluojamės. Norėčiau tos ryškia vyrus, ne? Dažniausiai vyrai, nebūdavo vidaus reikalų ministrai. Taip. Tiesiog jų paklausti. Kur buvo jų sprendimai? Pernai nusprendėm, šiemet jau ginklai. Pasieniečiai ateina į frakciją ir tyliai mums sako, mes esam statutiniai žmonės, negalim sakyti, bet klausykit, 4000 pasieniečių davė 200 automatų, nedavė nei vieno šovinio, kaip mums reikės apginti ar bent jau tas 25 minutės sulaikyti priešą. Pas mus Lietuvoje yra tas bruožas, kurio niekai politikai neišgyvendina, kad kada pradeda degti uodega, tada mes padarom viską. Buvo pasenę. Pasak jo, jei pareigūnų reikalavimai būtų išgirsti anksčiau, manau, kad perpus būtų pigiau nupirkti ginklai. Vidaus reikalų ministerijoje mes paruošėme vidaus reikalų ministerijos tarnybom naują karinio aprūpinimo standartą. Taip pat pradėjome perginkluoti savo tarnybas, tai yra valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai metais Krašto apsaugos ministerija perdavė ginkluotės už 3,5 milijonų eurų. Šiais metais yra numatyta 7 milijonai. 2021 metais valdant migrantų krizę, ministrė priėmė pakankamai ryžtingus ir gerus sprendimus. Tačiau netrukus sugebėjo nuvilti pareigūnus, kurie atėjo į pagalbą, atsisakydama reabilitacijos centrų, kur visgi pareigūnai turėjo išplėstinę galimybę pagerinti sveikatą, atsistatyti po sunkių darbų, visko tie sprendimai iš tiesų gal ir nelaiku buvo priimti ir per daug drastiškai. Ministerija niekaip nesugeba įžvelgti tai, kad kažkas turės sutvarkyti tuos procesus
ir bando visgi tų padalinių, kurie turėtų tvarkyti tuos procesus sąskaitą, taupyti pinigus vietoj to, kad skirt didesnį finansavimą, kad Lietuva būtų pasirengus. Ir niekas neapsaugotas nuo to, kad tokia krizė gali pasikartoti netrukus. O 23 metais ministrai norim pasakyti, kad gal jūs daugiau nedarykite nieko, nes jūsų veiksmai ne visą laiką racionalūs ir suprantami, jūs nesugebat pasirūpinti pareigūnais. Nereikia žiūrėti į pareigūnus kaip į sezoninius braškių rinkėjus. Kada reikia, mes prašom ateikit padėkit, kada kažkas pagerėja, jūs niekam nereikalingi ir po to vėl ateikit padėkit. Ar jūs niekada nesusimastėt, kad kartais paprašyti padėti pareigūnai gali ir neišgirsti tokių prašymų? Aš esu visiškai rami. Tikrai prašau pagarbos, dar kartą noriu pažymėti, į ministro darbą. Atvažiavo ministrė, atskrido sraigtasparniu, visiems ten, reiškia, juokėsi, ko čia reikėjo skristi, sprendimai dėl pasienio punktų uždarimo, jau pusę metų mažiausiai apie tai diskutuojam, dabar atlėkiama su sraigtasparniu ir, reiškia, ir tarsi rodomas ryžtingumas, bet tai kur jis buvo iki tol? Atrodo, kad yra labai daug mėtymas ir politikai jaučia, kad reikia sprendimų, visuomenė reikia atsakymų, ką mes darome ir jie nežino ir neturi idėjų.